Visą savaitę prie prekybos centro Babilonas stovintis specialus konteineris, į kurį gyventojai gali mesti nebenaudojamus rūbus, sulaukė miestelėnų dėmesio. Per keletą dienų čia gyventojai sumetė net 2 tonas nebenaudojamų rūbų ir žaislų. JCI Lietuva iniciatyva vos prieš savaitę Panevėžyje prie prekybos centro Babilonas atsiradęs konteineris, į kurį gyventojai gali mesti nebenešiojamus rūbus, batus ar žaislus, sulaukė neregėto pasisekimo. Organizatoriai sako, kad jau per pirmasias dienas konteineris buvo užpildytas pilnai, tad buvo suskubta pirmosius gyventojų padovanotus daiktus dalinti. Noriu labai pasidžiaugti, kad šitas projektas, kaip supratau, buvo toks reikalingas Panevėžio miesto žmonėm ir labai noriu pasidžiaugti, kad jau per savaitę nuo projekto pradžios mes jau turim virš 2 tonų padovanotų drabužių, avalynės, kitų daiktų. Tai labai džiaugiuosi, kad Panevėžio miesto žmonės šitaip atsiliepė į šitą akciją ir šitiek per trumpą laiką padovanojo. Kaip sako organizatoriai, pirmieji gyventojų atiduoti daiktai jau paskirstyti sunkiau gyvenantiems miestelėnams. Vėliau pagal iš anksto sudarytą sąrašą dovanų sulauks ir kiti skurstantys gyventojai. Mes sutarėm ir dabar yra atsiliepusios 4 organizacijos, kurios rotacijos principų pasiims skirtą labdarą iš to konteinerio. Jeigu dar atsirastų organizacijoms, kuriuom būtų poreikis ir norėtų dalyvauti, tai tiesiog reikia susisiekti su manimi ir rotacijos principų, vienas paskui kitą skirtingi miesto taškuose, skirtingos organizacijos galės pasiimti visą siuntą iš to, konteinerio. Kam, kokiai bendruomeniai galbūt atiteks tie pirmieji rūbai? Pirmieji rūbai atitenka dienos centro vaikams, jų lankytojams, tėvams ir jų šeimom. Aušra Skurdupaitė pasidžiaugė, kad vos ištuštinus pirmąjį rūbų konteinerį netrukus jis buvo užpildytas ir antrą kartą. Iš viso rūbų, batų ir žaislų surinkta daugiau nei 2 tonos.